Labą dieną su jumis. Aš Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Ir kalbam apie tai, ką greitai rinksime savo miškuose, laukuose, pievose. Apie bruknes, apie spanguolės jau yra mano video, bet aš sulyginsiu šias uogas, nes tai visų šiaurės tautų gerybė, ypač vertinama Skandinavijoje ir pas mus Lietuvoje. Aš labai atsimenu savo močiutės, kaip jos rinkdavo, vertindavo, maišydavo ir įskaitydavo, kad jeigu keptą vištą per kalėdas ar kitų metų pateiksi svečiams supjaustytą, tai būtinai reikia įdėti rūgščiai karščių bruknių uogienės su mažai cukrum ilgai virtos kaip tokį padažą. Ir tikrai skandinavai iš bruknių daro daug padažų, kaip turkai galbūt iš greipfrutų. Tai laukinė Šiaurės Europos uoga. Potencialas neįvertinamas, nes pradėta gaminti ir papildai. Gimininga spanguolei, mėlyniai, brukniniai mėlyniai. Ypatinga dėl įvairių polifenolių, kitų biologiškai aktyvių junginių, antocianinų ir netgi organinių rūgščių. Organinės rūgštys taip pat vertingos ir aš priminsiu, kodėl. Taigi, prieš eidami į mišką ir rinkdami jas, jau turėtų prasidėti. O spanguolės rinkdavo nuo rugsėjo 1, skaitosi, kad labiau prinokę pelkėse, bruknės truputį anksčiau. Tai kodėl bruknė tokia rūgšti? Gausu organinių rūgščių, citrinų, chininių obuolių ir įvairių kitokių, kur yra, o apie organinės rūgštis gydo. Net yra vos ne iki 5 gramų 100 gramų. Ir tai labai svarbu, ryte galima susitrinti truputį, nes tai rūgščiai karti uoga ir tulžis geriau nutekės ir į vandenį išgerti. Ir po valgio praėjus, jeigu lengvas valgys pusvalandžiui išgerti. Ir kaip organinės rūgštis padeda mum, yra kitas video, pagal paveikslėlį rasite mano kanale. Dabar maistinė sudėtis, nedaug kalorijų, tai drąsiai valgykit, bet daug biologiškai aktyvių medžiagų. Tai angliavandeniai, maistiniai skaidulos, nedaug baltymų, labai mažai riebalų, svarbiausia organinės rūgštys polifenoliai ir dar matysim vitaminai ir mineralinės medžiagos. O natūralių cukrų kiekis priklauso nuo sunokino. Rinkite labai sunokusias ir viename tyrime aš peržiūrėjau vieną straipsnį, bet tai ten irgi buvo palyginta iš įvairių šalių ir vidutiniškai uogose buvo net iki 7 gramų cukrų. Kokie vitaminai svarbiausi brukniai? Vitaminas C, E, karotenoidai, nedideli B grupės vitaminų C yra ne tiek daug, 9 mg 100 gramų. Bruknės stiprybė, ne vitaminai, polifenoliai. Polifenoliai, dėl to jos net ir džiovinamos ir milteliai parduodami. Va čia matoma net kapsuliuojama. Spanguolės kapsuliuoja sveikadienis. Aš visada susitrindavau, paimdavau iš šaldytuvo, bet sveikadienis yra man padovanojęs buteliuką, nes apie tas uogas irgi esu padarius video. Tai nepaprastai galingos uogos, tiek bruknės, tiek spanguolės. Žiūrėkite būtinai iki galo šitą video gale, aš įdėsiu paveikslėlius ir palyginsiu jų gydomąją galią ir kuo jie skiriasi. Šiaip bruknėse randam ir nemažai mikroelementų - kalio, kalcio, magnio, fosforo, geležies, cinko, vario. Bet ne dėl mineralinių medžiagų ir ne dėl vitaminų. Šiaip vertė visame, kad mineralai, skaidulos, organinės rūgštys ir polifenolių kombinacija, tai galima sakyti, yra taip, kad stiprina vieną kitą rezonanso tokio principu, kitaip gal vadinama, bet biorezonansas. Ir polifenoliai tai yra antioksidantai, apie kuriuos labai daug kalbu, kad sveikas amžėjimas neatsiejamas nuo antioksidantų vartojimo ir kartais jie labiau sulėtina senėjimą, ypač dirbantiems su šiuolaikiniam technikom, elektromagnetinių bangų gaunantiems žmonėms, vėlai vakare gulantiems, daug kalbantiems mobiliaisiais, sėdintiems prie kompiuterių. Ir tai antocianinai, flavonoliai, kvercetinas, katechinai, proantocianidinai ir fenolinės rūgštys. Ir jų yra net iki virš 700 mg 100 gramų. Ir mes matom, kad net daromi įvairūs
augaliniai ekstraktai, kaip vaistinėse parduodami rinkiniai dėl polifenolių gydomųjų savybių. Uogienėse, jeigu čia sultise, jeigu greitam vartojimui yra labai nedaug, prašom. Ir jeigu neturite, aišku, metabolinio sindromo, pilvuko ir antro tipo diabeto. O taip, antocianidinai ir antocianinai čia labai nedaug skiriasi chemiškai, tai labai stiprus yra spanguolėse ir bruknėse, yra dviejų tipų. Tai labai stiprus antioksidacinis poveikis tiek sąnarių kremzlėm, tiek užmuša nemažai bakterijų, kartu ir organinės rūgštys. Už tai naudojama šlapimo takams gydyti spanguolės, bet gali mišinė ir su bruknėm būti. Uždegiminių procesų moduliacija. Ir tų antocianidinų nustatyta iki beveik 300 mg 100 gramų vien jų, ne bendrai polifenolių. O sako, kad negalime ilgai išlaikyti, turim virti uogienę, su cukrum nėra gerai. Tai kas nutinka brukniai šaldytuvėje, šaldyklėje ar džiovinant? Šviežia, maksimaliai natūrali matrica, aišku, geriausias biologinis aktyvumas. Šaldymas labai geras. Šiaurės tautos ir naudoja šaldytas, kai reikia susitrindavo. Džiovinta labiau koncentruotos 1 grame, kaip kapsulėse arba kaip milteliai pardavinėjame, galima berti ant košių. Virta kaitinta dalis perfenolio ir vitamino C gali sumažėti. Ir irgi labai daug tyrimų neradau apie oraks vertę, yra mano senėjimas ir lėtinių ligų profilaktika video, čia nedėjau paveikslėlio, bet ten aiškinama, kas yra oraks vertė ir kad reikia gauti apie kelis tūkstančius. O matot, kad džiovintų ir yra apie 1000 tarptautinių vienetų mikromoliais matuojamų grame. Bet kodėl džiovintų? Tiesiog koncentracija jų padidėja, nes kai šalinam vandenį, tai antocianidinai, polifenoliai ir kitos antioksidacinės medžiagos išlieka. Už tai būtina vartoti. Jeigu jau jūs neturit prisidžiovinę, išsivyrę, kažkokiu būdu užsišaldę, tai tikrai, jeigu kažkokius papildus neaiškius vartot, tai tiesiog sudžiovintus miltelius geriau. Nors jie galima ir vadinti sudžiovintais, galit patys susidžiovinti ir susimalt. Tada nesivadinsit papildais, turėsit ką užbarstyti ant uogų, nebūtinai virti uogienės, bet mes taip nepripratę, mums skaniau uogienės. Mes nežiūrim kaip į gydomąją galią, o žiūrim kaip į liežuvio patenkinimą. Ir taip, nes ką gamina iš bruknių? Bruknių uogienė dažniausia padažus, sultis, sūriupus, kompotus, drebučius, tada realias džiovintas uogas, šaldytas, dar ir fermentuoja. Šiaurės šalių virtuvėje būna visokios fermentuotos sultis. Švedija, Suomija ir Norvegija tai tiesiog yra neatsiejama mitybos dalis. Čia matot padažas ir labai dažnai naudojama pilmant mėsos, žvėrienos, antienos, paukštienos. Labai daug sudžiovintų parduodama irgi barstoma ant košių. Ir čia skandinaviškas patiekalas, bet ir lietuviškas, kaip sakiau, tikrai mano abi močiutės labai vertino, prisirinkdavo, kai aš buvau maža. Ir tai nėra egzotiškas supermaistas, tai laukinių uogų rinkimo kultūros dalis ir konservuojama žiemai. Labai daug. Švedija, Suomija ir Norvegija ir labai daug gaminių parduotuvėse yra su tiek uogomis, tiek spanguolėmis. Bruknė ir spanguolė, kuo jos skiriasi? Pavadinimas, matot, prasideda tą pačiu žodžiu. Tai reiškia, liktai labai turėtų būti giminingos, taip ir yra. Bet bruknė mažesnė, mažiau vandeninga, rūgšti ir kartais spanguolė labiau rūgšti, vien rūgštumas. Daug proantocianidinų ir polifenolių, o spanguolė taip pat turi labai daug proantocianidinų, bet visai kitoks profilis. Jeigu bruknės proantocianidinai labiau saugo nuo vėžio ir nuo sąnarių ligų, spanguolės daugiau priešuždegiminis poveikis, jų naikinantis bakterijas ir daugiau tyrinėta šlapimo takų kontekste spanguolė. Ir apie jas labai daug plačiai aš jau esu kalbėjus Spanguolių gale ir kviečiu irgi prenumeruoti savo kanalą. Jis ir taip vadinasi Dalia Sekmokienė ir jame labai medžiaga kompleksiškai sudėta, labai aiški, yra
maistas kepenims, mytyba sergantiems skrandžio lygomis, mytyba inkstų lygomis, lietuviškos gerybės sveikatai, taip pat apie imuniteto stiprinimą, apie stresą. Mažiau žmonės galbūt nori būti laimingi, nes yra mane ir laimės paslaptis. Būtinai pasižiūrėkite. Šį susiraskite mano video apie spanguolių galią ir tikrai pamatysite, ir yra džiovintų miltelių ir Lietuvoje, ir netgi kapsuliuojama, kas labai patogu skraidantiem į komandiruotės, turėti prie savęs. Lietuviškas uogas sveikadienis renka. O apie brūknį ir vėžį. Tai laboratoriniuose tyrimuose, kad antocianidinai, kvercetinas, polifenoliai. Ir nustatyta, kad apoptozė skatina, apoptozė yra mirtis. Vėžinių ląstelių pažymėtų specialiu QR kodu glikokaliksu, QR kodas kabutėse, proliferacijos slopinimo, oksidacinio streso moduliavimo, uždegimo signalai, tai prieš uždegimį. Tačiau nėra vėžio gydymas, bet kaip maistą, jeigu renkatės maistą vietoj pyragaičio, tai aišku, geriau kažkokį kompotuką su brūknėmis ir vos medaus, jeigu visai be saldumo negalit. Kada brūknės reikėtų vartoti atsargiai? Šiaip nedideliais kiekiais visiems galima, visiems. Nes mes vartojam kavą, neatsisakom netgi jeigu rūgštingumas didesnis, ir jeigu inkstų funkcija silpnesnė, jeigu širdies kraujagyslių lygos, tai rūgšties labiau bijom tada, kai gastritas ar refliuksas paūmėja nuo rūgščių produktų, tai tada labai nedaug. O šiaip, jeigu žmogus turi specifinių inkstų ar metabolinių problemų, vertinti individualiai. Problema ne dėl pačių brūknių, tai kad Lietuvoje jos dažniausiai parduodamos su cukraus, kažkaip sumaišytos dažniau, uogienės ir saldinti produktai, labai kas mažai pardavinėja miltelius. Ir kodėl brūknę verta valgyti? Polifenoliai. Iš jų antocianinų ir proantocianidinų labai daug. Labai daug kvercetino junginių. Apie kvercetiną irgi mano yra atskiras video. Organinių rūgščių, skaidulų, mineralų. Ir geriausia forma šviežios arba šaldytos, taip pat nesaldintos, džiovintos. Ir dabar brūknės. Jūs matot, viskas viename. Vanduo yra iki 88, reiškia sausų medžiagų 12-13%. Cukrų 8-7 gramai, skaidulų nemažai 2,4 gramai, baltymų labai nedaug ir riebalų labai nedaug. Yra vitamino E, A, B grupės pėdsakai, foliatų ir įvairių mineralų. Jų tarpe daugiausia kalio ir organinės rūgštys. Bendras kiekis iki 5 gramų. Ir labai polifenoliai vertingiausia dalis. Aš čia viską apibendrintų. Ir antioksidacinė gebauroks vienetai stipriausia, aišku, džiovintų. Miltelius žiemą galit barstyti džiovintus ant košių, avižinių, kitų. O šiaip kokie polifenoliai junginiai, tai bendras fenolinių junginių kiekis irgi arti 800 mg 100 gramų. Kaip vartojame? Šviežios, šaldytos, džiovintos, čia geriausia. Uogienės, drebučiai, sultys, sirupai, tada padažai, priedai prie mėsos desertų. Geriausia forma, aišku, šviežios arba šaldytos. Ir kokiom lygom? Širdies ir kraujagyslių. Padeda mažinti oksidacinį stresą, elastingumą kraujagyslių. Polifenoliai labai stiprus priešuždegiminis poveikis sąnarių ligose. Šlapimo takų sveikata. Naikina bakterijas, ypač kartu maišant su spanguolėm. Geležis ir kiti mikroelementai normalų kraujo sudėtį. Labai stipri imunitetui, apsauga, nes daug yra antioksidantų. O šiaip virškinimo sistemai, kadangi rūgštus, tai kepenys valantis skonis kartus padeda tulžiai išsiskirti ir kraujagyslių sveikatai. Čia iš kinų medicinos, tai stipriai skatina virškinimą, mažina uždegimus, padeda palaikyti žarnyno mikrobiomą. Gali pagerinti insulino jautrumą ir palaikyti stabilų lygį. Dėl visų proantocianidų, antocianinų labai gerai akim, smegenim labai palaiko atmintį. Odos labai gerai sveikatai, nes bendrą sisteminį uždegimą mažina oda, yra pagal kinus oda, plaučiai ir žarnynas tas pats bangos dažnis, vėžio prevencija, polifenoliai.
medžiagų apykaita, mažai kalorijų. Tai bruknės natūraliai antioksidantai, jų šaltinis, padedantis palaikyti bendrą sveikatą ir gerą savijautą. Tik tai jautrus skrandis labai, kol sugyja nuo opų, tai rūgščių medžiagų mažiau. Dabar apie spanguolės ir palyginam. Spanguolės maža uoga didelė nauda, nes maistinė vertė irgi vandens panašiai, jeigu ten iki 88-86 daugiau yra polisacharidų, skaidulų daugiau, cukrų mažiau, štai kaip ir rūgštesnė 4 gramai, ten iki 7. Ir kai kurių vitaminų daugiau, nes, pavyzdžiui, 100 gramų jau vitamino C 17 rekomenduojamos paros normos. Kiti vitaminai mažiau reikšmingi, E dar daugiau, irgi nemažai organinių rūgščių, mineralų, geležis, cinkas, kalio daug ir labai labai irgi taip pat polifenolių. Oksidacinė geba didesnė, beveik 2000 džiovintos, irgi miltelius barstykit ir fenolinių junginių daugiau, irgi šviežios, šaldytos, džiovintos sultys. Tik tada visi kiti yra junginiai. Ir panašus poveikis visas kaip ir bruknių inkstams, kepenim, širdžiai, vėžio prevencijai, skrandžio. Va, mažina helikobakter pylori, nes labai stiprus priešuždegiminis poveikis, kitoks tų polifenolių tiesiog kombinacija, kitokia sudėtis, kitoks poveikis jų, sąnarių uždegimai, odos sveikatai, cukraus kontrolė, akim ir smegenim. Ir jeigu jas mes palyginam esminius tiesiog skirtumus, tai tiesiog spanguolės gal didesnės, rūgščiai karti, čia daugiau vien rūgštis augimo vieta yra spanguolės labai daug Šiaurės Amerikoje, kitokia polifenolių sudėtis ir polifenolių šiek tiek daugiau spanguolėse. Ir jeigu tarptautiniais vienetais oraks gale, tai daug didesnė spanguolių vis dėlto yra. Ir labai naudojama spanguolių sultis, įvairūs morsais, yra labai šlapimo takų sveikatai spanguolės uždegimų, o bruknės širdies dar ir kraujagyslių. Ir Šiaurės Europos šalis, ir Šiaurės Amerikos šalis naudoja. Šiaurės Amerikos daugiau spanguolės, Šiaurės Europos tiek spanguolės, tiek bruknės. Ir va, kalbu apie lietuviškas žemės gerybės. Visų prisirinkite. Čia matot ir žemogės, ir avietės, ir kitas mėlynės, ir daug kitų uogų. Ir būtinai turėkit, nes jos turi daug polifenolių, vitaminų, mineralinių medžiagų. Ir visas tas sinerginis poveikis, sinerginis, kad vienas kitos poveikį sustiprina. Kaip, pavyzdžiui, antioksidantam būtinai reikia, kad būtų vitamino C. Kai kuriem vitaminam reikalinga kai kurių mineralų, o augaliniuose produktuose visą tai natūraliai sukombinuota. Taigi aš labai visiems linkiu sveikatos, gražios vasaros pabaigos, kad jūs pasinaudotumėt lietuviško žemės gerybėmis ir visus patarimus pritaikytumėt praktiškai. Sveikatos ir sėkmės.